Šį rytą atsibudau Genadijaus, kaip jį praminiau, draugijoje. Tai va, jisai visą rytą sau čia šliaužia, tyrinėja tą palapinę, galvoja, kas čia vyksta, va dabar klausosi mano rytinuko. Tai jo, atsibudau. Vėl antrą naktį iš eilės kažkaip labai prastai miegu. Niekaip negalėjau užmigti, kokias 2-3 valandas varčiausi, gal net ilgiau. To kažkur tai lūžau, tai po to jau kai lūžau, tai taip pusėtinai miegau, bet niekaip negalėjau užmigti. Anyway, ropojam iš palapinę, žiūrim, kas ten vyksta lauke. You right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Pagal visas prognozes, tai šiandien turėjo nurimti vėjas. Žiūrint į tai, kaip medžių viršūnės siūbuoja, nepanašu, kad tas vėjas būtų nurimęs. Pagal visas prognozes šiandien turėtų nelyti. Žiūrint į tą pusę, panašu, kad kažkas tai ateina. Tai aš pradedu po truputėlį nebetikėti prognozuotojais šitoje šalyje. Bet pasižiūrėsim. Gal vis dėlto jie teisūs. Gal tuoj nurims vėjas, pasidarys šilta, gera ir smagu. Smagu ir dabar yra, bet vėjas galėtų nurimti. Paragaukime to kuskuso su daržovėmis. Kuskusas tikrai nėra mano mėgstamiausias patiekalas, bet tai yra sveika, tai yra gardu. Atsukime brandą. Ar jūs matote brandą? Parsidavėlis čia su jumis sėdė. Nemokamai maistą ima. Gėda. Tokiem turistam gėda. Daro visiems turistam gėda. Ir dabar aš dar galėčiau pasakyti, kaip skanu. Ir jūs nežinotumėt, ar aš meluoju, ar aš iš tikrųjų jums tiesiog bandau įkišti greinlį. Valgykit greinlį. Ne, šiaip, tiem, kas mėgsta kuskusą, tai turbūt skanu. Man tai taip vidutiniškai, bet va faina yra daržovyčių visokių. Yra grybukų kažkokių. Na, gal šiek tiek druskytis reikėtų dar. Kaip ir viskame. Iš tikrųjų reikėtų mažinti druską. Reikėtų mažinti cukrų. Čia kaip kažkas sakė, kai jau pasiekė mūsų amžių, tai yra 40 stuksena į pasturgalį, tai reikia labai pradėti rūpinti savimi. Tai nuplausiu viską, kad tikrai būtų pasirūpinta. Na, lyti nepradėjo, vėjas neaprimo, bet kuriuo atveju visi daiktai ant dviračio ir pasiruošęs keliauti. Ar jūs pasiruošę keliauti su špikiu? Pasiruošę ar nepasiruošę, važiuojam. Kam rūpi Bonifacijaus likimas, tai jisai saugiai ir sėkmingai buvo evakuotas nuo palapinės stogo ir dabar kažkur tai šliauš savais keliais, lygiai taip pat kaip ir aš. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. Dabar visai taip žiūriu, kad gal ir gerai, kad aš tenai sustojau, nes čia vat prasideda asfaltuotas keliukas
ir palei ežerą visai nebėra jokių stovyklaviečių. Tai būčiau likęs kukuot, nes šiaip buvo tokia mintis, kad ai, čia va ilgas ežeras, gal reikia dar pavažiuoti, gal dar bus tų stovyklaviečių. Tai žiūrėk, visai nuojauta šį kartą ir neapgavo. Džiugu. Tiesiog su kiekvienu ženkslu no camping mano širdis džiūgauja. Koks buvo teisingas vakar sprendimas ten sustot. Jėga. Truputėlį padarysim apsišopinimą, nes daviniai eina į pabaigą, tai šiek tiek gal pasiimsiu kažko tai užkast. Gali būti, kad šiek tiek perlenkiau lazdą su apsipirkimu, prisijėmiau per daug. Kaip visada, nemoku, net į parduotuvę nemoku nueiti normaliai kaip žmogus, tai dabar reikės bandyti sugrūsti viską. Bet žinot, ką jie čia turi? Tie, kas žiūrėjo Amerikos vlogus, turbūt žino, kodėl aš taip juokiuosi, o tie, kurie nežiūrėjo, tai ką jūs čia veikia, tai žiūrėjote Amerikos vlogų pirmiausia. Sumuštinių pietums arba pusryčiams, nežinau, kada juos valgysiu, kažkada suvalgysiu. Tačiau visai kompaktiškai taupo, tik makaronų labai didelis pokas, bet norėjau skanesnių, tai tokio nebuvo. Pasilengvinau savo bagažą šiek tiek, išgerdamas šiek tiek Coca-Cola, suvalgydamas šiek tiek bandelių. Jo, ir besėdėdamas parke pabendravau su vienu vietiniu, kuris yra pramynęs šitą 7-ąjį taką, 7-ąjį Eurovelo taką. Tai sakė, oi, puikus takas, čia iki kažkokio tai miestelio už 25 mylių iš viso atlikti turėtų būti, jeigu teisingai supratau, tasai senasis geležinkelio trailas. Sakė, iš viso labai lengvas, menkas pakilimukas, geras takelis ir panašiai. Ir po to irgi taip pat turėtų būti gerai. Nu, tai to ir tikėkimės, linksma gaida, minkime toliau. Dviračių žiedas. Galva apsisuko. Netikėtai patekau į bėgimo varžybas. Šitą bičelį gaudžiau, kokias 5 minutės. Varo gerai, kokias 15 km per valandą, tai tikrai, jeigu negreičiau, įspūdinga.
rimti bėgikai. Aš su savo bagažu vos tik pamenu. Nesuprantu, vieni iš priekio, kiti iš galo, visi maišausi. Nu, aleliuja, atrodo išsiskyrė mūsų takas su varžybomis, jop jį matė. Kai užkniso. Ir dar čia tas takeliukas toks kalnas pakalnė. Aš čia visas apsiputojęs prakaitais. Tik tai traukiuosi visiems iš kelio, o jų čia belenkiek. Aš maniau, čia vietinės reikšmės varžybėlės, ten, ką žinau, 10 žmonių probėgs ir tiek. Nežinau, su kiek prasilenkiau. Keli šimtai tai tikrai, ta prasme, įspūdingas čia renginys kažkoks tai. Tai vat, nu ačiū Dievui. Ramybė vėl. Ir dar ant kulnų lipa. Aš nesuprantu, kodėl jie ir iš vienos ir iš kitos pusės bėga. Vienas ant kulnų lipa, kiti iš priekio varo, aš ten vos apsilenkinėju. Pats uždūsęs visas. Na, čia geras bairis. Nepagavau bairio, vėl aplenkė vienas bėgikas. Tai čia... blin. Pasirodo, niekur nepabėgau dar. Pakalbinau organizatorę, sakau, čia kažkoks tai nacionalinis renginys, ar čia yra tiesiog vietinės reikšmės. Sako, ne, vietinės reikšmės, 500-600 žmonių dalyvių maždaug. Neblogas vietinės reikšmės renginukas. Pusė maratono. Tas, kur prieki bėga, tai yra 5. vietoj, tai aš esu 6. Keep playing, keep playing! Prateriau savo 6. vietą, nes serpantinas. Nepasivilku į tą serpantiną, lenkia visi iš eilės. Ir dabar 8. koks. Ir dar iš paskos atbėga. Spaudžiu iš paskutiniųjų. Nepasiduosiu, negaliu nukryžti žemiau 10. Do I not get any music? Hey. Nu va ir dingo mano 10. vieta. Likau 11. That's one tough climb. Well done. Alright, get a lot then. Kurmė. Ui, čia tavo Eurovelo. Vidutinis pakilimas tai rodo tik tai 7%. Bet tarpais buvo pašokę iki 15-17. Visiškai. Tai tenai patarčiau. Bet likau gal 12. Po to man truputį smegenys išsijungė, tai nebesuskaičiavau, kiek ten jų mane pralenkė. Bet maladėts, kurie čia bėga. Didžiausias respektas jiems. Aišku, jie nevelka tokio svorio, bet still, ta prasme, į tokius kalniukus užbėgti. Nu, ačiū ar tu. Viskas dabar jau tikrai atrodo liko už manęs visi. Tai daugiau nebebus lenktynių. Stabtelėjau truputėlį atsipūst. Ir vat pamačiau ženklą ir pagalvojau, kaip yra faina. Čia parašyta Sustrans kažkoksai tai has negotiated this route for the use of non-motorized travelers only. Dviračiams. Kas faina yra, kad iš tikrųjų jokio moco čia nebuvo, jokio keturačio čia nebuvo. Ir matyt pas juos jau stovi ženklas, tai nieks ir nevažiuoja. Priešingai negu Lietuvoje, kad būtų. Statyk nestatęs, turbūt vis tiek visi važiuotų. Tai va, tai šičia yra faina. Apskritai tas kultūros aspektas yra visai kitas negu kad Lietuvoje. Tarsi nesulyginamai tiek pradedant nuo žmonių,
dviratininkų, automobilių vairuotojų, nu, ta prasme, next level. Ir kai mes kalbame, kad mes norėtume Lietuvoje turėti irgi ten visokius dvirtakius, dar kažką, tai kad infrastruktūrą kelt, aš manau, pirmiausiai tai reikėtų pažvelgti į save, į savo kultūrą ir pakelt tą lygį. O tada jau galima kalbėti apie visą kitą. Čia, kad negalvotumėt, jog iš tikrųjų buvo labai lengvas pakilimas, tai o žiūrėkit, ką pakilau. Nežinau, kaip ten per kamerą su tuo aukščiu suvokimu, bet šiaip atrodo įspūdingai pakilta. Iš tikrųjų nėra labai aukštai. Čia gal tik tai koks 100 metrų, nežinau. Pietų metas su dienos pradžioje nusipirktais ingredientais. Nusipirkau tą gėralą, kurį buvo dalia įdėjusi man pirmąją dieną. Ir nusipirkau trikampį sumuštinuką. Tai dabar papietausime, pasistiprinsime ir judėsime toliau. Numyniau virš 40 km jau šiandien. Galvoju, kad dar kokius 20 tikrai reikėtų. Tada jau visą kas kita, tai jau ekstra bus. Truputėlį patraiškiau savo sumuštinuką, bet pirmas sumuštinis šitoj šaly, kuris atrodo panašesnis į tai, ką mes esame įpratę valgyti, su daržovėmis, su viskuo, o ne tik bulka, mėsa ir viskas. Važiuoju dabar ir galvoju. Už maždaug 20 km mačiau, kad yra žiauriai faini nameliai nuomai. Pasižiūrėjau kainas, puslapyje rašė, kad vienviečiai po 60, dviviečiai po 80. Tai taip kaip ir visai kainama ta kaina, tikrai labai gražiai atrodo, plus man kaip ir jau reikėtų pasikrauti krūvą technikos. Kaip ir galėčiau turbūt sustoti. Idealiuoju atveju gal rytoj būtų, ar rytoj poryt, nes jau tada tikrai bus kritiškai viskas nepakrauta. Nu, nežinau. Kažkaip man 2 svarai už tokio dydžio gabaliuką kažkaip neatrodo kaip labai proporcinga kaina. Tai 2 svarai, tai kiek čia? 2,5 euro. Nu, ta prasme, kaviniai, sure, bet kaip iš tokios dėžutės kažkaip tai, nu ne, soriukas. Šiaip man šita idėja žiauriai patinka, nes tiesiog sudeda į dėžutę gaminius kažkokius tai, padeda dėžutę pinigėliams ir sąžiningumo principu tu pasiėmi kažkokį tai daiktą ir palieki pinigėlį. Tai idėja tikrai labai faina, man labai patiko Islandijoje šitos idėjos įgyvendinimas su žuvim. Jo, bet, sakau, kainos tai šiek tiek gal ne visai proporcionalios kaip tokiam reikalui. Ta prasme, turėtų būti tada tie gabaliukai gal didesni. Aš suprantu, kad tenai, nesakysi, nerašysi 50 centų už tą gabaliuką.
Bet, nu, kažkaip, sakau, nu, gal aš čia blogai galvoju, bet man kažkaip neatrodo racionalu. Tai va, pradeda darytis aišku, kad palei šitą ežerą bent jau tikrai nerasiu nakvynės vietos. Nes viskas, kas va, bent kažkiek įsivaizduotino būtų, tai yra no camping, aptverta, privatu ar dar kas nors. Tai lieka opcija arba mano nameliai, jeigu jie yra dar laisvi, arba važiuoti kažkur tolyn. Kažkur tolyn, ten irgi nelabai aišku. Nu, bet bus matyt. Deja, buvo nelemta man gauti kebiną. Sakė, viskas užbukinta savaitę į priekį. Na, aš kažko panašaus ir tikėjausi. Bet pasikalbėjom su moteryte. Žiauriai faina moteryte. Labai apgailestavo, kad negali priimti mane. Sakė, priimtų, jeigu neišvažiuotų, bet kažkur išvažiuoja pati. Tai va, tai ja, bet žodžiu, sakė, už 10 kilų kažkokia stovyklavietė turėtų būti palei ežerą, kuri, nu, neoficiali, o tiesiog paplūdimy. Tai man toks variantas labai tinka. Nu, tai žiūrėsim, bandysiu gal dasigauti iki jos. Iš tikrųjų, tai truputėlį gaila, nes visai jau mielai būčiau sustojęs parelaksuoti. Nu, bet nieko, vakar anksčiau sustojau. Šiandien panašu bus ilgesnė diena. Tai ką, dar 10 kilometriukų, kalniukais ir pakalnim. Dabar taip pasižiūrėjau iš palydovinių nuotraukų, apie ką jin čia galėjo kalbėti. Tai yra tokių potencialių keletas vietų, bet čia taip visiškai šalia miestelių. Nežinau, kiek aš noriu. Tipo, va, viršuje yra kažkoks paplūdimiukas, o čia miestelis. Tai nežinau, ar aš tikrai taip noriu kempinti. Kitas variantas, čia kažkas yra, bet nežinau. Kitas variantas iš viso yra, va, jau čia prasideda miesteliukai. Ir va čia visiškai palei kelią kažkas tai. Bet čia vienas miestukas, čia kitas miestukas, trečias miestukas, tai čia taip. Nu, trečias variantas, va, miesto paplūdimy. Tai iš tikrųjų ir nežinau, ką čia reiktų daryti dabar man. Turit variantų? Nu, būtų toks nepatenkintas. Na, nusileidau iki ežero lygio, kol kas stovyklaviečių nematau. Nu, realiai vienintelė vieta, tai vat prie to miestelio, prie tų miestelių, kur rodžiau. Čia aš mačiau nusileidimą, ne visai. Tai jo, variantas būtų šičia, bet ai, jo, tenai, dieve, čia net dviratį nusistumt būtų ką veikt. Čia pelkė dar kažkokia tai kurmi, nu. Vat ir tikėk tu gerosiamis moteriškėmis, kurios žino geras camping spotus. Ne, nu šiaip aišku, jeigu nebūtų čia tų namų, tai visai feng shui šita vieta ir šito kelio. Labai daug jeigu. Ir, nu ne, nu nesąmonė, nu čia absurdas būtų. Nežinau, ką daryti. Eilinį kartą nežinau, ką daryti.
bet žodžiu važiuoju. Čia va yra golfo laukai. Būtų labai tobula stovyklavietė, bet bijau, kad gali nepatikti kam nors. Nu ką, kaip ir neužtverta. Važiuojam patikrint. Nu, jeigu turėčiau vandens, tai kad ir čia galėčiau stot, bet vandens neturiu. Bet čia kažkur netoli tiltelis kažkoks yra lygtai. Nu, gerai, žiūriu dar. Kokius griuvėsius dar atvažiavau. O prie upės, takeliukas. Kaip tik norėjau sakyti, prie upės ir nėra privažiavimo ir pamačiau. Einam tikrinti. Žodžiu, prie upės priėjimas tai labai ne kažką. Nu, bet vieną kartą nueisiu, prisipilsiu ir turės pakakti visam vakarui. Realiai turbūt man tiesiog 4 litrų maišą prisipilt. Tai užteks ir atsigerti ir išsivirti. Tai turbūt, kad radom nakvynės vietą. Nu tai va, tai manau, kad čia va tarp šitų griuvėsių ir pasistatysiu palapinę. Tikiuosi naktį man nesisapnuos kokie nors čia košmarai, kad puola kokios nors, nežinau, anglų, kas čia galėjo pult, romėnai, kokie nors. Nes griuvėsiai panašu, kad ganėtinai seni. Ir čia greičiausiai koks nors įtvirtinimas buvo. Taip, ant upės kranto, ant šlaito. Visai patogiai pagal mano karybos suvokimus, kaip ir visai strategiškai nebloga yra vieta. Tai jo, tikėsiuosi, kad manęs čia irgi kokius nors vėlės neužpuls. Senųjų romėnų. Naktį tik Algirdas iš palatkės iššoko, o čia 100 lankininkų atsistoja ir nutaikė savo strėlės į Algirdą. Algirdas tik tai įjungia jiems prožiką ir jie visi, čia dievas. Matot, nepavargau, reiškia, jeigu dar tiek fantazija veikia. Šiaip pavargau, bet jo, va, kaip tik man GPS sako, 76 kilometriukai ir 900 metriuko op. Tai, kaip ir nėra čia kuom labai girtis, bet ir nėra kuom labai nusiminti. Tai vat. Tai kągi, tiek, statau palapinę, nefilmuosiu, pataupysiu baterijas, nesakau, viskas iš esmės baterijos tai totaliai ant ribos. Tai rytoj žūtbūt arba surasti kavinę, atsisės 3 valandom, kad viskas pasikrautų pilnai, arba, nu jau rytoj tada viešbutis, nes, nu arba kempingas dar viena opcija būtų, bet, nežinau, pasižiūrėsiu, reikia pažiūrėti kainas, nes čia panašu, kad labai turistinės vietos, blema, viskas arba visiškai išpirkta, arba visiškai per brangu man, tai, ja, gerai, baigiu kalbėti. Neturiu su kuo pabendrauti, nu tai ir bendrauju su kamera. Būtų Dagnė, tai va, pabėdavautume kartu, o dabar Dagnės nėra ir va sėdė Algirdas tarp griuvėsių. Jo, tai šiandien teks būti su skrybeliuku, nes muškės žiauriai neramios. Ir jo, nu čia va amžina Škotijos problema, bent jau kiek aš joje buvau. Tai yra, kad į pavakarę nurimsta vėjas ir tada išlenda visos jos. Ir patikėkit manim, jos užpisa, atsiprašant, labai. Pilna virtuvė šiandien pas mus čia. Ką mes šiandieną valgysime? Šiandieną numatyta yra nusipirkti makaronai ir tai, ko labai noriu paragauti, kas tai yra. Tai yra mincemeat, malta mėsa, kaip ir būtų, palauk, vegan. Eik tu šikt. Kodėl, blin, mincemeat vegan? Kas, per nesąmonę. Fruity and warming. Tai iš ko šitas šūdas susidaro tada?
Aš atsiprašau veganų. Eik tu šikt. Čia yra šitas... Nu, dieve tu mano, ne daržovės, o vaisiai. Čia yra vaisiai. Nieko. Turime planą B. Čili con carne. Tikiuosi, čia jau tikrai yra ne vegan koks nors variantas. Blin, kaip taip neapsižiūrėt? Nu, načiau. Kadangi vakarieniauju vienas, tai galiu valgyti ir iš puodo. Mažiau bus plovimui daiktų. Nu tai paragaukime pirmą kartą šioje kelionėje išvirtų makarų su čili con carne. Aš traukoka, bet skanu. Persikeliu į palapinės vidų, nes neįmanoma laukia valgyti su to moškiam. Blema kaip užknusa jos. Realiai yra arba šūdinas oras lauke ir tu negali sėdėti lauke, arba yra krūva moškių ir tu nenori sėdėti lauke. Na, tokia yra Škotija. Ir dar prie viso to neįmanoma rasti nakvynės vietų.